kitas klausimas ponui Stanislavui Jarmalavičiui. Apie jūsų informacijos labai mažai, jūs galima drąsiai pavadinti politikos naujokų ir tai, ką pavyko aptikti, tai jūsų pasisakymai, kiek suprantu, kovojat prieš LGBT žmonės ir savo prisistatymą pabrėžia tą temą. Tai kuo jūs gąsdina ši bendruomenė ir galbūt kada išdrįstumėte dalyvauti Vilniaus Pride eitynėse, nes mačiau ir Facebook'e, kad sakėt, kad labai blogai, kad vyksta Vilniuje. Gal pradžiai pradėkime nuo to, kad manęs jinai absoliučiai negąsdina. Nematau, ko gąsdinti. Kitas dalykas, dėl ko jie kovoja. Paaiškinkit man dabar, kurioje vietoje jūsų kažkas netoleruoja. Tai aš nesutiksiu, kad tie žmonės, kurie yra, negražiai gal pasakysiu, bet gyvenimo klaidos, kurių... Aš galiu pasakyti vienareikšmiškai, viena aktualiausių problemų mūsų rajono kelių būklėje. Čia apie gėjus daug šnekėjom, tai žinokit, kad pravažiuoju aš golfuku, žvyrkeliais atkrato šikną, atsiprašant, labiau negu tie gėjai gal atkala, tai čia faktas ir... Paaiškinkit man dabar, kurioje vietoje jūsų kažkas netoleruoja. Dalbajobas.